Laurynas Prasmingas, miško, gamtos monologai. Iš nuostabios terasos Anglijoje, Heistinge, prie jūros. Ten kitoj pusėje yra Prancūzija. Ir ką, šiandien toliau nagrinėjimo bus augimo filosofija ir sunkumai, iššūkiai bei problemos gyvenime ir apie ką tai iš tikrųjų. Štai vienam iš savo įrašų pasakojau apie augimo filosofiją ir kad viskas, kas vyksta mano gyvenime, turi prasmę. Galbūt ta prasme nėra akivaizdi ir suprantama iš karto ar momente, tačiau matant didesnį savo gyvenimo paveikslą, žiūrint atgal į ateitį, galima suprasti, kad kiekvienas įvykis kažkur mane vedė, kažkaip mane formavo ir ruošė tam, kas dar manęs laukia ateityje. Taigi apie sunkumus ir problemas, galbūt net trauminius išgyvenimus, apjungiant su augimo filosofija, idėja būtų tokia, kad sunkumai, traumas yra vienas didžiausių pamokų, kurios mumis ruošia, augina, veda ten, kur mes turime nueiti. Jeigu mes pasirinkam tokią filosofiją ir tokią idėją mąstyti, kad tai mums kažkaip augina ir kažkaip veda ir kad visi tie sunkumai, iššūkiai, problemos, trauminės patirtys įvyksta specialiai mums dėl kažko. Pasirinkam ieškoti pozityvios prasmės tam įvykiam, kuris turi negatyvią konotaciją iš pat pradžių, pirmoji mūsų reakcija. Tai sunkumas iš tikrųjų net nėra sunkumas, tai situacija, aplinkybės auginančios ir ruošiančios mumis tam, kas mūsų dar laukia ateityje, ko mes dar nežinome ir nematome. Iš tikrųjų, kai pažiūri taip per tą prizmę ir įsileidi save šitokį mąstymo būdą, tokią filosofiją, įsijungia toks galbūt žaidybinis momentas, žaidėjo momentas, kada tu pradedi suprasti, kad tai vyksta specialiai man ir dėl manęs ir tai yra specialiai man šitas sunkumas, kuris dabar yra sunkumas, nes jis mane veda iš mano sąstingio zonos, iš mano komforto zonos, tam, kad aš peraugčiau pats save, atrakinčiau naują savo potencialo lygį. Sunkumų mes patirim kiekvienas ir kasdieną, ir didesnių, ir mažesnių, ir tai tiesiog tai yra neišvengiama gyvenimo dalis, natūralus gyvenimo ciklas, pakilimai ir nuopuoliai kažkokie. Tačiau tik mes patys galim nuspręsti, kokią reikšmę mes tam suteikiam, ką mums iš tikrųjų reiškia, ar tai, jeigu aš vadovaujuosi augimo filosofija, ar tai mane kažkur veda, kažką mane ruošia, kažkaip mane augina. Šitas nepatogumas, šitas sunkumas, šitas galbūt nelengvas, bet stresas, kurį dabar patiriu dėl pasikeitusių aplinkybių ir pakitusios rutinos savo gyvenime. Ir galbūt čia natūraliai kyla mintis, kuo skiriasi sėkmingas žmogus, asmuo, savo srity, savo versle nuo nesėkmingo žmogaus. Tai galbūt tie pakilimai ir tie nuosmukiai, kur aš minėjau, yra neišvengiami ir natūralūs ciklai, bet kiekvienoje veikloje, bet kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai tiesiog etapiniai dalykai ir esmė galbūt kaip mes su to tvarkomės. Ir automatiškai akivaizdu, kad ta pozicija, kad tai vyksta dėl manęs ir man ir kažkokiu būdu mane tai ruošia, augina ir tobulina, toks augimo filosofijos požiūris į situaciją, nepatogumą, kurį aš patiriu šiuo metu, padeda rasti atsakymus, padeda išspręsti situaciją, padeda sunkumus paversti
nuostabiom dovanom, kurios skirtos tik mum patiems, kad mumis išvestų į naują mūsų asmeninės kokybės lygį. Ir iš tikrųjų išsileidus tą augimo filosofiją, bet kokius gyvenimo sunkumus, kuriuos mes patiriam, mes galim pamatyti visai kitoj perspektyvai. Pavyzdžiui, mano paties istorija. Aš buvau mažiukas, 10-metis berniukas, kada mano tėtis išėjo. Ir jis išėjo tam tikrom tamsiom aplinkybėm. Ir ilgą gyvenimo dalį aš labai pykau ir niekinau ir žeminau savo tėtį ir visiškai jo negerbiau ir turėjau tokį labai konfliktinį santykį su savo vyriškąja dalim, su savo vyrišku archetipu, per tą laikyseną, per tą pagarbą su savo tėčiu. Ir galbūt didžiausia dovana ir didžiausia atradimas įvyko galbūt ten po kokių 15 metų, kada aš tik pradėjau eiti saviugdos, savęs pažinimo keliu. Ir pradėjau tvarkyti tą santykį su savo tėčiu. Ir gal tas pats didžiausias pokytis įvyko tada, kada aš priėmiau faktą, kad mano tėčio nėra, jis išėjo tokiu ar kitokiu būdu. Ir kad tik mano pasirinkimas, kaip brandaus suaugusio sąmoningo vyro, kokią aš reikšmę suteikiu tam. Ir prieš tai aš turėjau daug negatyvių konotacinių tokių asociacijų ir neigimų su savo tėčiu, su santykiu su juo, kad jis ten bailys, kaip jis taip galėjo pasielgti, visai žeminau jį. Tačiau toks požiūris man pačiam tvarkyti su savo sunkumais, priimti savo vyrišką archetipą savyje, savo vyrišką dalį, turėti sveiką auginantį santykį su vyrišku savo paties pradu, man tikrai nepadėjo. Ir tada aš pradėjau ieškoti, o kas gero tame įvyko, kad aš augau be tėčio, kad man jo trūko. Ir vis uždavinėjau, ir tai nėra lengvas procesas, tai nėra paprastai klausimai, nes automatinės mintis eina tik apie tai, ko aš negavau, ko man trūko, kiek aš praradau, kiek aš negavau ir koks aš esu nuskriaustas gyvenimu. Tačiau dedamas pastangas ir energiją, tai kad gerai, o kas tame gero, kas tame naudingo? Taip, aš augau kitokiom aplinkybėm, šiek tiek negu daugelis berniukų, negu daugelis jaunų vyrų ir gerai, tai, bet ką aš tokio, aš kažką kitokio gavau, kitokias aplinkybės ir kuo jos yra geras, kuo jos mane auginančios, ką naudingo, ką unikalus, aš gavau to, ko negavo kitas, kuris galbūt augo su abiejais tėvais, pas kurį tėtis buvo. Ir supratau, gal pirmas tas pokytis įvyko tame, kad supratau, kad tėtis man paliko dovaną, kad ir kaip taip ironiškai skamba, jis man paliko labai didžiulę dovaną. Prasmės paieškų dovaną. Juokinga, kadangi kanalas irgi vadinas prasmingas. Ir čia viskas prasideda nuo mano tėčio, nuo jo mirties, nuo mano santykių su savo tėčiu. Kad jis man paliko prasmės paieškų dovaną. Įsijungė mane programą, aktyvavo mane programą, kuri visur visame, kame ieško prasmės, visur visame bando pamatyti didesnį paveikslą, tą big picture vadinamą. Visur, kame bando suprast, kas, kodėl ir kaip vyksta, ir kaip tai mane veikia, ir kodėl tai vyksta mano gyvenime ir panašiai. Ir visą tai man paliko tėtis. Jis man paliko vyriško prado supratimo paieškas nuo mažų dienų. Aš neturėjau augančio gyvo autoriteto pavyzdžio, koks vyras turi būti, dėl to aš buvau atviras tam suvokimui, koks turėtų būti vyras. Aš neturėjau fiksuoto įvaizdžio, koks turi būti vyras, dėl to man tai davė, man išlaisvino labai daug stereotipų, visuomeninių lyties stereotipų tarp vyrų ir moterų, jų bendravime. Aš buvau atviras ir aš tyrinėjau ir tokiu būdu ir prasidėjo mano visas savęs pažinimas ir saviugdos kelias, kadangi aš pradėjau klausyti įvairių, sąmoningų, stiprių kitokių vyrų paskaitų, skaityti jų knygas ir dėka to aš esu toks, koks esu dabar. Aš didžiuojuos, aš myliuosi, aš esu patenkintas ir vėl visą tai grįžta prie tos dovanos,
prasmės supratimo dovanos ieškoti suprastą vyrišką pradą, apie ką jis, koks jis yra, koks jis gali būti. Ir va visada grįžta prie mano tėčio ir tos trauminės patirties, tų sunkumų, kada jis mirė man būdamas mažas ir aš augau be jo ir pradžiai tai buvo tik didžiulis minusas, tačiau kaip sakoma, kiekvienas minusas yra pliusas ir tie milžiniški minusai, kuriuos aš laikiau minusais, tapo neišpasakyto dydžio ir masto pliusais ir dovanom, kurios mane padaro manimi, kurios mane padaro autentišką, unikalų ir nepakartojamą. Ir ką aš to noriu pasakyti visam šitam video, kad sunkumai, problemos, traumos, iššūkiai, kurias matiriam gyvenime, jie įvyksta dėl kažko. Galbūt sunku suprasti tą priežastį. Tačiau žiūrint atgal į savo gyvenimą, tai labai dažnai išmokus taikyti šitą filosofiją rasim atsakymus, kodėl mes patyrėme vienokius ar kitokius iššūkius ir sunkumus savo gyvenime, nes jie mus visą laiką kažkur vedė, kažkam ruošė. Todėl niekada nėra blogų aplinkybių. Visos aplinkybės kažkur mumis, tos sunkios aplinkybės kažką mumis ruošia, kažkaip mumis keičia. Žmogus, sužinojęs, kad turi onkologinę ligą, pakeičia savo gyvenimą, iš tikrųjų pradeda gyventi, meta nemėgstamą darbą, nutraukia nemėgstamus santykius arba kaip tik pradeda puoselėti santykius, kurios turi su šeima ir atneša visai kitas kokybės, pradeda megzti tikrus emociškai intymius ir artimus ryšius su savo artimaisiais, su vaikais, su šeima. Ir pradžiai tai atrodo, kad tai tragiškos, blogos aplinkybės, kažkokia onkologija, tačiau rezultatas, kur tai nukreipia žmogų jo gyvenime, kaip pakreipė jo gyvenimą, kiek atnešė naujos, subtilios ir švelnios kokybės jo gyvenimą, tai yra neišpasakytas džiaugsmas ir dovana. Todėl tikiu, kad sunkumai yra dovana, jie mumis ruošia, jie mumis keičia. Ir kartais be jų, dažniausiai be jų labai sunku atrakinti savo tą autentišką, tikrą potencialą. Bičiulė, aš įrašinėjau. Ačiū. Pačiulbėjom. Taigi, sunkumai yra dovana ir verta tai prisimint, kada kitą kartą patirsime kažkokį nepatogumą, sunkumą, galbūt iššūkius savo veikloje, savo santykiuose, kad tai formuoja mus ir mūsų gyvenimą tobuliausia mums kryptim. Ir galbūt sunku tą pozityvą įžvelgti dabar, šiame momente, kada viskas galbūt grūna, keičiasi ir transformuojasi mūsų pačių gyvenimuose. Tačiau giliai savyje turėti tikėjimą, kad tai mane veda kažkur, dėl kažko tai vyksta. Pradžiai galbūt reikia tam tikėjimo, tą filosofiją reikia įsileisti ir ją kontempliuoti. Suauk su ją ir tada tai tampa paprasta. Tačiau pradžiai tai daryti mechanišką ir sudėtinga. Tačiau aš savo pačią gyvenime daugelio artimųjų, draugų ir pažįstamų gyvenimuose matau tą ir mato jie. Ir tokia yra ta augimo filosofija, kuri kiekvieną minusą mato kaip pliusą, kuri sunkumus mato kaip laiptelius į augimą, į keitimas, į tobulėjimą, į tos pokyčius, kur iš tikrųjų mes norim, tačiau vengiam ir kartais gyvenimas įvyksta tam, kad įvyktų tie pokyčiai. Taigi kitą kartą, kai patirsi kažkokį iššūkį, sunkumą savo gyvenime, prisimink, ką Laurynas tau sakė, kad viskas vyksta tik dėl tavęs. Tu esi savo gyvenimo centras, viskas vyksta dėl tavęs ir tik tau. Visos pergalės, visi pralaimėjimai, visi pakilimai, visi nuosmukiai, tai yra natūralūs gyvenimo ciklai ir jie vyksta tau. Ir nesureikšmint tų nesėkmių, tų sunkumų. Nes galbūt jie kartais gali būti labai ypatingai sunkus, jautrus ir keičiantis, drebinantis gyvenimą iš pamatų, tačiau
tai vyksta tau. Ir tik tu pats gali suteikti tam prasme. Ar ta prasmė yra griaunanti mano gyvenimą, naikinanti mano svajonės, ar ta prasmė yra auginanti, vedanti mane, formuojanti kažkaip tam, kam aš turiu būti pasiruošęs ateityje, arba toks, koks turiu būti ateityje, tam, kad pasiekčiau dalykus, tikslus ir išpilčiau svajonės, kurias turiu. Pasirinkimas yra tavo. Miško monologai, gamtos monologai. Miško monologai galbūt dabar labiau transformuojasi į gamtos monologus. Tačiau čia Laurynas prasmingas, dalinasi prasmingais savo suvokimais ir ačiū tau už dėmesį.